bet iš tikrųjų viduj tą ramybę reikia atrasti, dirbti daug su savim ir tada automatiškai daugiau pozityvių minčių, tada viskas bus gerai. Gali dar pasistiepti. Stato čia ir šiek tiek pat. Jeigu vienas veda, tai kitas kartoja paskui. Svarbiausia, kad, pavyzdžiui, judėjimas dešinę paskui, atsistosit kas dešinę rankai, kairė koja priekį ir pristatom. Tai sveiki, šiandien turėjom treniruotę su Dovydu, kickbokso treniruotę. Tai ačiū Dovydui, buvo labai smagu. Kaip vertinimus? Labai gerai, buvo tokia šilta bendruomenė, tokia labai fainai. Visi patiko, visi stengiasi daryti. Nebuvo nei vieno, kuris ant kažką. Ir labai fainai, tikrai įdomi patirtis ir nesikeliu taip anksti, tai valandą anksčiau teko viską pasidaryti. Tai labai fainai ir pats džiaugiuosi ir tikrai ir pasakiškas oras šiandien, tai labai džiaugiuosi. Galo, tada dešinė ir irgi galo ir tą ranką sugrąžins prie galvos. Jo, labai gerai, tai sugrąžins prie galvos. Buvo nieko vis. Gerai, taip. Ir, va, taip. Va, nežagai. Pagyvenai mūsų kailį. Tai norėjom paklausti kelių klausimų. Tai pats ruošiesi varžybom? Jo, šiuo metu. Šiuo metu ruošiesi. Aha. Tai kas tau sunkiausia yra ruošiantis, sakykime, varžybom? Tai dažniausiai pats sunkiausias tas toksai atsisakymas, atsiribojimas nuo tų žmonių, režimo laikymasis, 10 vaid miegot, anksti keltis ir mityba svarbiausia. Nes kuo daugiau sportuoji, to labiau norisi ten tų angliavandenių ir visokio nesveiko maisto. Ir jeigu matai, kad yra draugų, kur ten ar koks nors gimtadienis dar kažkas ir kiti žmonės nesupranta, kaip tu gali, žinai, jeigu netyčia aš atsikandi, žinai, jau tipo pradedi save griauti, dar daugiau nori ir tada jau nebesustabdai ir galvoji, nu jau paskutinę dieną apsėdi, po to žiūri užšokį, ten vandens prikaupęs jau ant tų svarstyklių, ten jau baigi išprotėti, nors einas ir tas toksai. Bet šiaip, tas ir sunkiausiai ir labai norėčiau tos vidinės ramybės visiems palinkėti šiem dalyviams. Ir manau, kad jeigu yra noro ir nuosekliai dirbant, tikrai jie visko pasieks, ko tik tais nori. Ir jeigu pozityvą tokį išlaikys, tai, kaip sakoma, nėra limitų visai. Jeigu vienas veda, tai kitas kartoja paskui, žinai. Ir svarbiausia, kad, pavyzdžiui, judėjimas į dešinę koją, tai tokių mini pristatymų žingsnių. O jeigu į kairę, su kairė pradedam. Jeigu atgal einam, su dešinė atgal. Jeigu priekį, su kairė. Ir stengiamės visada ant pirštų galų judėti. Ir iš karto čia pakabūn. Tada man, jeigu aš vedu, atgal. Šitas. Atgal. Jo. Ir va taip padarysim. Kas svarbiausia, kad ne va šitaip va, o kad iš dubenuko. Ir iš dubenuko. Gerai? Bum, jo. Žiūrėk, labiau va, kad išsuk. Ir va, kuo iš toliau, kad pasiektų. Bum, va, ir ties. Bum, taip. Žiūrėk, įstato čia ir šiek tiek pastų. Va, ir tada, jeigu stovėsnai, tai važiuoja. Tai ir šiek tiek va, įstato pastų. O jeigu va, aukščiau gali, tai aukštai. Ir va, įstatot ir čiučiut pastumėt iš dubenų. Išsuk, va, O, nu, negailė. Draugia. Žinai.
Tai apie mitybą dar šiek tiek šnekant, tai kaip tau, sakykime, sekas, vis tiek tu nusimeti, nežinau, kiek tu svorio maždaug. Tai kaip tau sekas vėliau grįžti į tą ritmą, pradėti vėl kažką taip valgyti, ar nebūna taip, kad emociškai pradedi... Kai tik pasidarau svorį, ne? Jau po varžybų. Jo, pasiekus, norėčiau išlaikyti, bet tada vėl ten būna tie apsėdimai dažniausiai. Tai, ką žinau, taip, stengiuosi visada, bet manau, kad va, jau po šio karto jau kaip ir atradau ten tą savo sistemą, kuri man padeda ir begalė ten visko bandžiau. Bet va, manau, šį kartą pavyks taip jau laikytis, nes taip, tai pradedi tai ten kažkas susivinti, tai per daug tų emocijų, dar ten visko, žinai, ten taip. Ir tada apsivalgai, ir tada ir tada žiūri, kad toks labiau kaip nusiraminimą žiūri, nes per daug ten visko susikaupia. Valgai, tada nori tą, paskutinė diena, šiandien paskutinė, rytoj bus irgi paskutinė ir dar nuo kitos savaitės, tada jeigu pirmadienį biškį, tai toksai, žinai, begalinis ratas, bet va, reikia daug dirbti su savim ir visada galvodavau, kad čia nuo maisto ar tenais va sporto svarbiausia, bet iš tikro viduj tą ramybę reikia atrasti, dirbti daug su savim ir tada automatiškai daugiau pozityvių minčių ir tada viskas bus gerai. Okay, labai fainai. Tai tą paskutinį klausimą, tai ko palinkėtum mūsų dalyviam? Nuoseklumo, tikėti savim ir stengtis, kad ir kaip bus kartais sunku, kad ir kaip kartais nesinorės, žinau, bet žinoti, kad ateitis laukia šviesi ir viskas bus gerai. Ačiū dar kartą. Pojūčiai tikrai gerai, labai geri. Iš tikrųjų, kaip pasakė, kad bus treniruotės su Rimkenzo, tai laukiu jau senai, nes kažkiek esu sportavęs ir bokse. Tai tikrai buvo labai laukiama treniruotė, labai džiaugiuosi, labai smagiai praėjo, net laikas neprailgo. Taip sako, valanda pasižiūriu, akurat valanda ir galvoju, kad bus ilgiau net. O šiaip viskas gerai, rezultatus toliau siekiam, 6 savaitė berods, važiuojam toliau, nebedaug liko. Labai užsimotyvavęs, nežinau, agresyviai biškį dabar po tokios treniruotės. Ir šiaip nuotaikos geros, vis dar išlieka motyvacija. Po šiandien jaučiuosi labai gerai, patiko treniruotė. Aišku, matosi, kad nėra iš klubo jokių judesio, tai buvo biškai sunku kelt kojas aukštai, bet šiaip labai patiko. Gerai, labai, tikrai viena iš fainiausių treniruočių. Nelabai net pavargus, taip, bet smagu. Naują dalyką atrasti, pabandyti tikrai labai smagu. Labai puikiai, labai linksma treniruotė. Man atrodo, buvo daugiau prisijuokta negu iš tikrųjų treniruotis. Tai labai pagerino ir pradžiugino visą nuotaiką visai dienai. Tai šiandien turėjom kickbokso treniruotę su Dovydu. Tai buvo žiauriai smagu, labai fainas oras, labai gražus rytas ir dalyviam sekėsi irgi gerai, visi buvo labai patenkinti, labai laimingi. Andrius ypatingai labai laukė šitos treniruotės, sakė, negalėjo naktį užmigti. Tai šiaip apskritai, tai dalyviam šią savaitę sekasi gerai. Kaip ir visada, nežinau, visi dar labiau susibendrauja, labai smagiai leidžiam laiką ir, žodžiu, viskas super ir važiuojam toliau. 6 savaitė jau baigia įpusėti ir šiaip labai smagu matyti, kad dalyviai nepraranda motyvacijos, vis dar gausiai renkasi į treniruotės. Nu, aišku, ten yra niuansų tam tikrų, bet labai smagu. Šiandien ypatingai matosi, kad visi buvo užsivedę. Ta visa treniruotė ir Dovydas labai smagiai visus, kaip sakyti, įtraukė, nesvarbu, ar tu kažkada buvai tą boksą bandęs ar ne, bet iš tikrųjų smagu matyti, kad mes taip smagiai sulipom visi ir kad viskas einasi puikiai.